Na ką, Lietuvoje pilių yra maža, todėl nutariau aplankyti ir pasivaikščioti po vieną iš didžiausių viduramžių pilių Lenkijoje – Malborgo pilį, kuri tikrai jau iš išorės jinai tokia ištaiginga, tikiuosi, kad nepaliks abejingumo ir viduje. Kas yra gerai, kad apsilankant šitoj pily, įsigijus bilietą galima su audio gidu arba su gidu lenkų kalba. Aišku, pasirinkom audio gidu ir yra lietuvių kalba. Yra tikrai ne tik lietuvių, yra ir kitos kalbos, bet kas yra patogu, eini ir tau visur sako, kas yra. Šiaip dabar yra matome gynybos sieną, gynybos pilį. Tuk. Labai daug žmonių ir labai aukštiems žmonėms kelia keblumų. Kartais tenka ir eilę prastovėti, kad patekti į kažkokią salę. Kaip čionais parodyta, kaip buvo daroma, buvo specialus samtelis, buvo vaškas, buvo spalvos, antspaudas, virvutės specialios. Ir čia radau keletą monetų. Turbūt supratote iš antspaudų, kurie buvo naudojami kanceliarijoje. Tai mes apžiūrėjome kanceliarijos visą ekspoziciją. Einam toliau. Ir čia radom gintarą. Kažkaip tai šitoj kelionė tave labai jau... Gintaras lydi.
kaip įdomi kokia informacija, Tikrai. kad kilo lenkiškas žodis brunš iš vokiško brunštein, Degantis akmuo. akmuo. Ir tai, kas yra faina, kad paaiškina, kodėl yra gerai, padeda įkaitintas gintaras iš akės ištraukti pašalinius, pakliuvusius ten dalelės kažkokias. Super. Atėjom į ginklų sandėlį. Pasirodo, Lenkai ne tik tai savo rodo, kaip atrodė anksčiau šarvai, ginklai ir taip toliau, bet ir persų, turkų, indų. Tai yra istorija, tai yra tikrai įdomu. Pasiruoškite šioje pilyje praleisti 4-5 valandas, bet jūs čia galėsite ir pailsėti, nes tikrai sporto bus daug. Tai gero laiko praleidimo.
čia vienuoliai kažkada miegodavo visi vienoj patalpoj. Čia tikrai rekomenduoju kiekvienam ateiti, nes tokia autentika, tas, kas išliko iš bažnyčios iš tų laikų, dalis, kurią jau matėte ar matote dabar, ir atnaujinta dalis čia aura tokia, tikrai ateiti. Vau. Na ką, tikrai laiko čia daug praleidom, vaikščiom ir tikrai siūlau, rekomenduoju čia atvykti, pasižiūrėti, tikrai kiekvienas ras ką veikti. Tik tai turėkite kantrybės, nes bus daug laiptų į viršų, žemyn, siaurų praėjimų ir aukštiems žmonėms bus ganėtinai sunku, reikės pritūpus eiti, bet visa tai kaip ir nublanksta prieš tai, ką jūs pamatote, tą visą senovę, kas šiandien buvo, kaip gyveno, ir audio gidas labai puikiai lietuviškai šneka, pasakoja istoriją. Rekomenduoju, atvykite čianais.